Prašom. Tai ką, sveiki visi. Šiandien tokia intriga, nesakiau koks augalas, nes iš tikrųjų ne visai augalas. Ir iš tikrųjų tai, kaip čia net pasakyti, mano šitas, nežinau kodėl net pasirinkau šitą augalą, ne augalą, nors iš kitos pusės tai žinau, todėl kad labai traukia miškai, labai traukia laukinė gamta ir jos turtai. Iš vienos pusės tam, kad suvokti, kokioj situacijoje esam, kas liečia ekologinės visas, kažkaip man šita tema artima, o iš kitos pusės tai kas dar neatrasta. Kas pas mus dar neatrasta ir kokios yra mūsų neatrasti dalykai. Tai šiandien kalbėsiu apie kedenę arba latiniškai usnėja, tai yra kerpė. Iš kerpių šeimos. Kedenių yra irgi įvairių rūšių ir dabar kodėl kerpė? Todėl, kad apskritai grybai ir kerpės pastaruoju metu mane labai domina. Iš vienos pusės dėl to, kad, labą dieną, Viktorija, dėl to, kad, sekundę, čia sutvarkau visą vaizdelį įrašo. Iš vienos pusės dėl to, kad augalai žinomi, apie augalus yra labai daug literatūros, apie augalus yra labai daug medžiagos, mokslinių tyrimų, o apie grybus jų yra ir apie kerpes jų yra, bet ne tiek daug. Ir kažkaip tai yra noras, kažkaip mane veda, kad reikia pažinti ir tai. Tai šiandien, kadangi pastudijavau truputėlį tą kedenę, barzdotąją kedenę, tai yra kerpė. Tuoj gal aš atidarysiu paveiksliuką, kad bent jau nebūtų taip, kad jūs nieko nematote, įsivaizduojate, apie ką aš kalbu ir gausite po paskaitos. Tai tuoj aš atidarysiu, kaip jinai atrodo miške, plius minus. Liepus mano kedenė. Taip, tai aš iš pačio failo. Gerai, tai dabar dalinuosi ekraną ir pasižiūrėsiu. Taip, kažkas matau užeiti pas mus. Tai štai. Kedenė. Tai jeigu matot ant šakų, tai būna tokie, pas mus galbūt taip gausiai galima rasti tik tai labai tokiuose, šiandien kalbam, Loreta, labą dieną, kalbam apie kerpę, kuri mūsuose žinoma kaip kedenė arba usnėja. Barzdotoji kedenė, nes matot, jinai tokia nukarusi, tokia kaip barzda yra. Tai ko dabar ypatinga ta kerpė, tai kalbėsim šiandien nemažai, bet svarbiausia yra tai, kad šitos kerpės yra indikatorius kaip termometras toksai oro švaros. Auga tik tai ten, kur yra labai švarus oras. Tai jos nerasim kažkur tai pakelėse miškuose. Ir auga dažniausiai gali ir ant gyvų medžių augti, bet auga dažnai ir ant krituolių, kas labai svarbu vėlgi miško ekologijai. Mūsų miškininkystė dar to nesupranta, kad labai svarbu miškui yra ir tie krituoliai medžiai, nereikia valyti miško, jį kirsti reikia visiškai kitaip negu kad dabar kerstama. Žodžiu, turim kažkaip tai po truputėlį ir patys suvokti ir kitus per ką tik tai galim šnekėti, kalbėti, kad miškas iš tikrųjų nyksta ir mes labai naikinam mišką, o miškas yra mūsų plaučiai, žemės plaučiai ir ne tik plaučiai, ir yra pagrindinė priemonė, kuri gali sustabdyti klimato kaitą, jeigu mes nustosim juos kirsti ir pradėsim normaliai prižiūrėti. Žodžiu, čia labai irgi plati tema, gal kada pasidalinsiu gyvatose plačiau, yra moksliniai tyrimai labai atlikti išsamus apie mišką, bet dabar apie kedenę.
Viena iš kerpių rūšių. Kerpės iš tikrųjų visos yra labai vertingos, dauguma bent jau kerpių. Ir ne visos vartojamos kaip vaistai, bet tikrai nemažai jų yra. Daug geresnių savybių ir stipresnių turi netgi kai kurie antibiotikai. Ir viena iš tų kerpių, tokių labai vertingų, yra šita kedenė. Čia matysit dar tame faile, matot, ar ne, ant krituolio medžio, kaip atrodo tokia ilgesnė. Dauguma turbūt esat matę briedragės kerpę, ar ten sodinės briedragės kerpę, ar kitas kerpės. Jos irgi yra naudingos ir parfumerijoje naudojamos, bet galima ir tam tikrose vaistiniuose receptuose panaudoti. Bet šita kedenė yra ypatingai naudinga. Tai dabar kodėl yra naudinga, tai mes truputėlį ir pasikalbėtume. O po to gal pasidalinsit, kaip sekėsi ragauti ir pasikalbėsim, ką mes galim padaryti, kad tą kedenę atrasti galbūt. Nes aišku, jau kedenės, tai parduotuvėje nelabai nusipirksit, nei vaistiniai kažkur. Tai kviesiu visus lysti giliai į mišką ir pabandyti surasti šį mėnesį kedenę ar kažkokią kitą kerpę ir kažkaip pasigilinti per šį mėnesį tokį šiek tiek kitokį augalinį aspektą, nes kerpė nėra augalas, kerpė yra grybo ir dumblio simbiozė. Yra grybas, kuris naudoja taip pat dumblio šiek tiek, kad dumblis atlieka fotosintezę. Ir gyvena, puikiai sugyvena ir iš tikrųjų auga ant medžio, bet medžiui nekenkia, nes visas maistinės medžiagas pasiima iš oro ir fotosintetina būtent dumbliai atskirai. Žodžiu, iš medžio medžiagų neima. Tik naudoja kaip namus, prisikabinimą. Tai, žodžiu, usnėje šitos rūšies šeimos yra nemažai rūšių. Ir barbata, ir kalifornika, ir longisima. Daugumai žolininkų iš tikrųjų atskirti, netgi ir senai patyrusių žolininkų atskirti tas kerpių rūšis yra labai svarbu, tačiau nėra taip paprasta. Todėl pasivaikščioti po mišką ir suprasti, kad kas yra kerpė, kas yra grybas, kodėl jisai yra naudingas, irgi yra labai naudinga ir praplečia mūsų ir suvokimą, ir bendrai suvokimą vienovės gamtoj, kad niekas nėra nereikalinga ir viskas turi prasmę. Kad netgi tas nukritęs, nulūžęs medis, jisai reikalingas tenai tam miške ir jo nereikia iš tikrųjų ten nei valyti, nei ką. Aišku, jeigu reikia tik tai savo poreikiam kažkokiem, tai čia kita kalba, bet taip kaip dabar jie yra kertami ir ten valomi tie miškai, tai nėra naudinga niekam, nei mums, nei miškui. Ir iš tikrųjų visos usnėje rūšis, kokios tik tai bebūtų, yra vartojamos ir naudojamos, yra labai panašios. Tai gali būti šiek tiek vienokia, šiek tiek kitokia, bet jos visos naudojamos. Dabar geografinis paplitimas. Daugiausia randama vakarų Europoje. Daugiausia jos yra šiaurės pusrutulėje, būtent šiaurinėje dalyje žemės, Šiaurės Amerikoje irgi labai paplitusi, palei Ramiojo vandenyno pakrantėje. Neretai taip pat galima rasti palei aukštesnius vidurio vakarus ir palei šiaurę, tarp Kanados ir JAV. Dėl taršos gana daug buveinių sumažėjo. Kaip ir minėjau, pačioj pradžioj kedenė neauga ten, kur yra užterštas oras. Iš vienos pusės neauga ten, kur užterštas oras, iš kitos pusės visos kerpės, kaip ir visi grybai, labai sutraukia visus toksinus iš oro ir iš dirvožemio. Tai kedenė jinai dėkinga tuo, kad jinai auga tik tai ten, kur yra švarus oras. Tai jau jeigu randam kedenę, tai galim žinoti, kad ten yra švaru, nes jinai taip kitur neauga. Ir tuo pačiu pati kedenė bus švari, nes ten, kur užteršta, jinai tiesiog neauga. Dėl miškų kirtimo, dėl kitų dalykų, dėl užterštumo oro ir panašių dalykų, aišku, jų buveinių mažėja, jų augimviečių mažėja.
tačiau dar galima rasti. Ir jeigu jau randam, tai jau galim žinoti, kad toje vietoje miškas yra sveikas. Va, tai šalia miestų nerasim, tai tikrai kviečiu į gilų mišką, gal net galim pasiorganizuoti ir bendrą kelionę kažkur tai, ar Labanoro girioj pasivaikščioti, gal kažkas turi pažįstamų, kas miškuose orientuojasi, ar kažkokį urėdą, kas galėtų pavedžioti po mišką, tai vat galim kažką pasigalvoti bendrai ir pasiieškoti kedenės. Taip, tai kaip ir sakiau, kedenė nėra augalas, tai dumblių ir grybų derinys ir gyvena jie simbiotiškai, gražiai sugyvena. Žodžiu, grybas yra partneris mikobiontas, o kitas partneris dumblis yra fotobiontas, kuris žaliasis dumblis arba cinobakterija, kuris, žodžiu, fotosintetina medžiagas. Yra daugiau kaip 600 kedenių rūšių ir daugelis iš jų turi panašų gydomąjį panaudojimą, kuris naudojamas visam pasaulyje. Jos pluoštai ir kuokštai yra pilkai žalios spalvos arba geltonai žalios spalvos ir primena barzdą. Iš čia ir kilęs įprastas jos pavadinimas senio barzda arba barzdotojų kedenė. Vienas iš būdų atskirti kedenę nuo kitų panašiai atrodančių kerpių yra centrinė virvelė. Parodysiu, yra nuotrauka. Kai, va čia va matot, yra va tokia, va, kai tą patį siūlą pratrauki, tai tokia virvelė tenai yra viduje. Ir jinai yra elastinga, kurią dengia va ta kietesnė grybo žievė. Būtent šis elastingumas ir skiria visas kedenių rūšis nuo kitų panašiai atrodančių augalų, kurie gali augti ant medžių. Paprastas būdas atpažinti kedenę, tai yra švelniai išskleisti tą giją, kad matytųsi tą vidinę virvelę. O išorė suskyla tada į mažas dalis ir tada galite pamatyti giliau. Dabar šiek tiek istorijos. Kedenė per visą istoriją buvo naudojama vakarų medicinoje ir Azijoje tūkstančius metų. Kinų medicinose usnėja vadinama sunlo ir buvo efektyviai naudojama kaip priemonė jau daugiau kaip 3000 metų. Usnėja pavadinimas, taip manoma, nėra nei graikiškos ar lotyniškos kilmės ir galėjo būti sukurtas per arabų medicinos ir farmacijos mokyklas ir jų laikais, nes Alkindžio žodyne XIX amžiuje sudarytas medicinos žinynas, ji yra pavadinta Electoria usneoides, ušna. Alkindi taip pat rašė, kad ji buvo rekomenduojama blužniai. Ir jis pasakoja seną istoriją, kai 1864 metais pro šalį važiavęs keliautojas Nilo slėnyje aptiko 18 amžiaus dinastijos vazą iš maždaug 3000 metų senumo, žodžiu, to archeologinio to jau vietos ir turinys nebuvo pažeistas toje vazoje ir jame buvo kadagio uogų ir kerpės, vadinamos evernija. Evernija tai yra būtent briedragės rūšis, kuri taip pat pasižymi kai kuriomis gydomosiomis savybėmis, kaip ir šios usnėnės. Kas parodo, kaip seniai iš tikrųjų kultūros naudojo kerpės medicinoje. 1000 metų dar prieš mūsų erą, tai kokie 5–6 tūkstančiai metų prieš mūsų šitą laiką. Antrasis pasaulinis karas taip pat sukėlė susidomėjimą kedenę, kai buvo atrastas penicilinas. Buvo ieškoma antibiotikų tarp natūralių augalų ir iš visų usnėja rūšių, kurios buvo ištirtos, apie 50% turėjo kokių nors antibiotikų. Žodžiu, net 50% kerpių turi antibiotinių savybių. Kai kurios iš jų buvo veiksmingesnės už patį peniciliną. Istorijoje kedenė taip pat buvo naudojama kaip dažiklis škotiškam tvidui ir lakmuso popieriui. Įvairiose kosmetikos priemonėse, kad nesugestų islandiškos duonos recepte, viduramžiais kaip plaukų ploviklis, o Europoje kaip antibiotikų tepalas skirtas nuo sportininko pėdos, tai tokia grybelinė pėdų odos infekcija.
Net Hipokratas rašė apie kedenės naudojimą gimdos problemams spręsti. Nors sunku tiksliai nustatyti, kurias kerpių rūšis senovės graikai tais laikais iš tikrųjų ir naudojo. Bet iš esmės, aišku, tai, kad naudojo ne vieną, bet nemažai kerpių rūšių ir naudojo gan plačiai. Na ir dabar jau pakalbėkim apie vaistinę pusę kedenės. Tai koks dabar tas kedenės skonis? Aš irgi pati neragavau, čia tik tai, ką surinkau literatūrą, dėl to ir kviesiu į mišką ir pati eisiu į mišką ieškoti kedenės. Jeigu rasiu, tikrai pasidalinsiu, o gal rasim kartu. Tačiau literatūra rašo, kad kedenė yra gana karti ir turi sutraukiančių savybių. Jie neturi malonaus skonio, tačiau kai kurie žolininkai netgi nurodė, kad jie yra saldi, nors tai tikrai nėra pagrindinis skonis. Davidas Frauli, toks žolininkas, pateikė įdomią pastabą, kad kartusis skonis yra karščiavimą mažinančio arba gaivinančio preparato savybė, kurią mes matome kedenėje, nes ji tikrai tinka karščiuojančiom infekcijoms gydyti. Dabar pagrindiniai poveikiai, kur galima naudoti šitą kerpę, yra analgetikas. Analgetinius poveikis, tai iš esmės reiškia, kad malšina skausmą malšinanti priemonė. Tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kad žmogus gali jausti skausmą dėl įvairių priežasčių. Gali būti mėšlungis ar ten raumens kažkokie tai spazmai, gali būti žaizda arba sumušimas, tai visai kitoks skausmas, arba gali būti uždegimas, tai dar kitoks skausmas, ar ne? Ir paprastai medicinos kontekste analgetikai vartojami uždegimui mažinti. Pavyzdžiui, įprasti be recepto parduodami analgetikai, tokie kaip aspirinas ir ibuprofenas, tai dažniausiai yra tam, kad mažinti uždegimą. Kedenės sudėtyje esanti kedeninė rūgštis ir difraktinė rūgštis pasižymi šituo analgetiniu poveikiu, kuri ir uždegimą nuima ir šiek tiek skausmą mažina. Ir, kaip toliau matysim, labiausiai tinka karščiavimui ir su karščiavimu susijusiam skausmui mažinti. Antrasis poveikis yra antipiretinis. Šios kategorijos vaistažolių veikimas tai tokios vaistažolės, kurios veiksmingai mažina karščiavimą. Tai suprantam, kad tas karščiavimas nėra tik tai bendras organizmo karščiavimas, bet gali būti kažkoks vietinis karščiavimas, uždegimas, kažkokia tai žaizda ar kažkas tai panašaus. Ir diaforetikai veikia taip pat, tačiau skirtingais mechanizmais negu šį antipiretikai. Antipiretiniai vaistai dažnai yra šaldomosios medžiagos, kurios vėsina tą uždegimą, kurių yra daugelį sudedamųjų dalių ir moduliuojančių uždegimą ir mažinančių karščiavimo reakciją. Dabar trečias poveikis yra antiseptikas. Tai yra augalai turintys tiesioginį antimikrobinį, antibakterinį, antivirusinį, antigribelinį ir antiparazitinį poveikį. Žodžiu, beveik visi anti. Visi prieš visus smulkiuosius kenkėjus, kurie mūsų organizmui nepadeda. Kai kurie iš augalų turi visas išvardintas savybės, kiti daugiau dėmesio skiria, kiti labiau veikia parazitus ir bakterijas ir panašiai. Kedenė gerai žinoma dėl savo gebėjimo veikti nuo bakterinių ir gribelinių infekcijų, būtent šlapimo ir kvėpavimo takuose. Ir būtent čia tas uždegimas šlapimo ir kvėpavimo takuose yra malšinamas tos sudėtinės dalies kedeninės rūgšties. Taip pat kitas poveikis yra atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Labai tampri sąsaja ir poveikis kedenės yra būtent su kvėpavimo sistema. Galima naudoti tiek sausų, tiek drėgnų kvėpavimo takų infekcijų atvejais. Žodžiu, padeda prie bet kokių kvėpavimo tokių problemų. Yra puikus imunostimuliatorius kedenė, žodžiu, stimuliuoja ir palaiko imunitetą, padeda jam kovoti. Ir toliau poveikis toks labai yra irgi uždegimą reguliuojantis, tai kadangi jinai yra karščio būtent tą tokią sąsają labai turinti, tai
tuo pačiu ir uždegimą reguliuoja, ir vietinį, ir bendrinį organizmą. Yra atlikta daug tyrimų, kurie rodo, kad kedenė dėl kedeninės rūgšties ir polisacharidų veikia uždegimą ir sustiprina dar kitos rūgštys ir karčiosios medžiagos, būtent šį poveikį. Na ir kedenė taip pat puikiai gydo žaizdas, galima tiesiog išdžiovintą sutrinti į miltelius ir ant žaizdos berti tuos miltelius ir puikiausiai bus ir kaip antiseptikas ir kartu gydanti. Ir praktiškai tokia pati veiksminga kaip medeta, ar ežiuolė, ar kažkokie kiti augalai. Ir tos antiseptinės savybės būtent žaizdoms ir labai pasireiškia kedenės. Tai dabar, kur galima, kokiose situacijose, kokiems organizmo sistemoms galima naudoti kedenę. Tai virškinimo sistemai, dažniausiai imuniniai sistemai palaikyti, limfos sistemai ir gleivinės palaiko labai, ir uždegimą nuramina gleivinių, įvairių gleivinių. Gali būti ir vidinių gleivinių, ir išorinių, labai tinka ir burnos skalavimui, dantų kažkokiom problemom, taip pat kvėpavimo takams ir šlapimo. Dabar energetika kedenės. Kedenė laikoma vėsinančia ir džiovinančia energetiškai, tačiau joje taip pat yra ir gleivių, ir polisacharidų, todėl yra užuomina ir į šiek tiek drėkinamą poveikį. Ši terpė yra šiek tiek aštri, todėl galima manyti, kad taip pat gali padidinti audinių tonus. Poveikis drėgmei yra palyginti švelnus ir gali būti naudojamas tiek drėgnomis, tiek sausomis sąlygomis. Žodžiu, kad neišbalansuoja organizmo nei vieną, nei kitą pusę per daug stipriai, nes yra ganėtinai švelniai veikiantis tas temperatūros ir drėgmės ir tonuso poveikis. Kadangi yra priešuždegiminė, tai neabejotinai jinai vėsina tą temperatūrą ir tas vėsinantis poveikis būtent per tai ir atsispindi. Dabar daugiau čia pasiskaityti, tai aš tai bendrai prabėgu, gal daugiau pasikalbėsime apie praktinius tokius dalykus. Dabar specifinės indikacijos, būtent psichologinis paveikslas, kada gali būti kedenė, kokia psichologija pasireiškia. Sielvartas gali būti požymis, kad kedenė yra vaistas, kuris gali būti naudingas, kai yra ir fizinių simptomų susijusių su plaučiais. Ar ne, žmonės būna sielvartauja taip stipriai, kad net atrodo kvėpuoti negali, gali prasidėti plaučių, kitokios problemos, kažkokie tai spazmai ar astmos, kažkokie tai priepuoliai. Tai va čia kedenė labai gali būti naudinga. Kinų medicinoje plaučiai siejami su sielvartu ir čia matome, koks puikus iš tikrųjų vaistas gali būti kedenė kvėpavimo takų infekcijoms. Tiek ūminėms, tiek ir lėtinėms. Va. Vienas iš mano mėgiamiausių tokių Amerikos žolininkų yra Stephen Burner ir jo yra čia tokia citata, įdėjau, kad jis rašo, jis labai visą gamtą apskritai yra išjautęs to tokiu labiau ekstrasensoriniu būdu, turi labai gilų ryšį su gamta ir jis rašo, prieš 15 metų sapnavau keistą sapną. Jame vaistinis augalas, kuriuo domėjausi, tai yra kedenės, kurios paplitusios ant medžių visame pasaulyje, man pasakė, kad nors jos tinka gydyti žmonių plaučius, tai pirmiausia yra vaistas planetos plaučiams, medžiams. Kai pabudau, buvau nustebęs. Niekada nebuvau pagalvojęs, kad augalai turi tam tikrą gyvybę ir tikslą ne tik žmonėms. Tai vat, žodžiu, kedenė yra svarbi ne tik tai mums, jinai yra labai svarbi ir medžiams, ir visam miškai. Ne tik kedenė, visos kerpės ir visi grybai. Jie yra labai reikalingi ir iš tikrųjų galiu pasidalinti rekomendacija, visai neseniai yra labai neblogas, Netflix'e tikrai yra, bet gal yra ir kažkur kitur, ar YouTube paieškoti. Anglų kalba, gal yra ir vertimas, nežinau, bet aš žiūrėjau anglų kalba, apie grybus sukurtas filmas,
kai vienas amerikietis mėgėjas, tiesiog pradėjęs domėtis, patapo vienu iš vedančių mikologų pasaulyje, kuris labai daug tyrimų yra padarę, jie yra atradę labai daug įvairiausių grybų vaistinių savybių ir panaudojimo, ir maistinių, ir visokių kitokių. Tai tame filme labai gražiai yra aprašoma, kokia reikšmė ir koks vaidmuo yra visų grybų, kerpių, visų šitų, kokia reikšmė ir koks vaidmuo yra gamtoje. Tai jeigu mes galvom, kad augalai yra pagrindinė, kaip sakyti, augalų karalystės dalis, tai žinokit, grybų rūšių yra kelis kartus daugiau negu kad augalų. Tai mes apie grybus labai mažai žinom, palyginus su tuo, kad kiek jų yra. Dabar, kada galima naudoti kedenę, jau tokiais klinikiniais atvejais, kažkokių ligų atvejais, tai kai yra įvairios bakterinės, grybelinės ir virusinės infekcijos, netgi turi priešvėžinį tokį poveikį, labai platus poveikis iš tikrųjų. Ir dėl didelės patogenų, tų jau blogųjų ar ne kažkokių mums kenkiančių organizmų, kurios gydo kedenė įvairovės, ji yra stebėtinai universali priemonė. Iš tikrųjų visame pasaulyje naudojama įvairiausiais būdais. Gali būti tas karštis šalinamas, kai yra uždegimai kažkokie ar toksinis karščiavimas dėl parazitų, tiek išorinis, tiek vidinis, gali būti plaučiuose. Tai čia kedenė yra labai toks plataus spektro priešinfekcinis vaistas. Kai kalbam apie grybelį, kedenė gali būti taip pat labai tinkama priemonė. Yra moksliškai įrodyta, kad nuo kandida grybelio irgi labai efektyvi yra kedenė ir gali labai padėti nuo grybelinių įvairiausių infekcijų. Kedeninė rūgštis, kaip viena iš pagrindinių dedamųjų dalių, buvo labai plačiai ištirta, ganėtinai yra pasižymė antibakteriniu aktyvumu, viena daugelė skirtingų rūšių bakterijų. Ir viena iš tų bakterijų, kurią veikia kedenė ir sėkmingai slopina ir gydo, tai yra Mycobacterium tuberculosis. Tai yra būtent tuberkuliozę sukelianti bakterija. Netgi yra įrodyta, kad kedeninė rūgštis yra naudingesnė prieš stafilokoką, streptokoką ir pneumokoką nei penicilinas. Penicilinas taip gerai neveikia kaip kedeninė rūgštis. Taip pat atlikti tyrimai yra, kuriame nustatyti, kad kedeninė rūgštis visiškai nuslopina įvairių žmogaus tuberkuliozės padarinių augimą. Žodžiu, tuberkuliozės sergantiems labai reikalingas augalas. Nežinau, ar galima vadinti augalu, bet nežinau, kaip grybų vadinti, turbūt reikia. Taip, žodžiu, puikus antibiotikas yra kedenė, bet skirtingai nuo cheminių antibiotikų, jinai nesutrikdo kitų organizmo ląstelių veiklos, nesutrikdo žarnyno veiklos, kaip tą ir nepakenkia žmogaus organizmui, kaip tą daro cheminiai antibiotikai. Taip pat turim, žodžiu, puikių augalų, kurie yra stiprus antibiotikai, stipresni negu cheminiai ir galim puikiausiai išmokti naudoti. Taip, dar ką kedenė puikiai susitvarko su kokiais? Tai su streptokokais, stafilokokais ir salmonelė netgi, E. coli ir panašiai. Žodžiu, puikus augalas. Taip. Dabar toksai dar yra Gazmundas Kenderis. Įdėjau visus šaltinius, rasit apraše. Rašo apie kedenės naudojimą virškinamojo trakto infekcijų gydyti irgi. Labai padeda gydant uždegimą, sergant gastroenteritu ir kai yra viduriavimas taip pat. Kai dingsta apetitas, gali padėti. Taigi yra daug literatūros ir tyrimų apie poveikį kvėpavimo ir šlapimo takams, tačiau logiška, kad turi panašų poveikį ir virškinimo sistemai.
Tas kartu skonis, taip pat jau kaip kas žinot, kas daugiau studijavę, vat skonius, ką indikuoja, tai būtent į virškinimo sistemą. Nes dauguma karčiųjų augalų turi tiesioginį poveikį virškinimo sistemai ir padeda atstatyti. Na ir aišku, ką dar kėdenė daro, kada galima naudoti, kai yra skausmas ir karščiavimas. Ypač plačiai naudota šitam gydymui šitų dalykų Azijoje, Europoje ir Afrikoje. Tipiška kėdenės vartojimo indikacija būtų infekcija, kurią lydi karščiavimas. Japonijoje yra atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta, kad kėdeninė rūgštis daro pastebimą poveikį LPS sukeltai hipertemijai, difraktinė rūgštis daro poveikį normaliai kūno temperatūrai, o kai abidvi yra ir difraktinė ir kėdeninė rūgštis, tai jos tada turi tą nuskausminamąjį poveikį. Ir abidvi šios rūgštys yra kėdenėje. Kitame tyrime pažymima, kad istoriškai Sudano moteris vartojo kėdenę menstruacijų metu malšinti skausmą, taip pat naudojo kaip kvepalus ir kaip afrodiziaką, nors tai ir nėra labai paplitęs vartojimo būdas. Taip, žodžiu, skausmas ir karščiavimas vienas iš tokių pagrindinių būdų, kaip kam galima naudoti kėdenę. Na ir taip pat imuniniai sistemai ir uždegimams. Daug šaltinių yra, kuriuose aptariama, kad kėdenė veikia imunomoduliuojančiai, tai yra padeda stimuliuoti ir palaikyti imunitetą ir taip pat prieš uždegimiškai. Tačiau nėra daug šaltinių, kuriuose būtų rašoma, kodėl kerpės gali būti naudingos dėl šių poveikių. Iš vienos pusės, kadangi turi tokio plataus spektro antiseptinių savybių, tai gali padėti nuimti tą krūvį nuo imuninės sistemos ir padeda jai atlikti savo darbą. Ir taip pat dar kėdenės sudėtyje yra polisacharidų, kurie paprastai veikia imunitetą stimuliuojančiai. Ir iš tikrųjų yra įrodyta, kad šios cukraus molekulės sukelia imuninės sistemos suaktyvėjimą, nes jos imituoja patogenus, bet ne ta prasme, kad susargdina organizmą. Tačiau imuninė sistema jas laiko svetimkūniais ir suaktyvėja tada, kai su jomis susiduria su polisacharidais. Ir yra tyrimų, kurie rodo, kad kerpių polisacharidai, pavyzdžiui, kokie randami abiejose usnėjos rūšyse ir barbata ir longissima, gali sąveikauti su žmogaus imuninėmis ląstelėmis. Ir šitas tyrimas buvo atliktas in vitro, tai reiškia mėgintuvėlyje. Taip, dabar taip pat minėjau, kad žaizdos gali būti gydomos, tai kėdenė yra puikia žaizdas gydanti priemonė. Galima tiesiog saugiai naudoti vietiškai, galima taip pat valyti žaizdas nuo infekcijų, naudoti miltelius arba praskiestą tinktūrą. Taip pat pasižymi stipriu žaizdų uždarimo arba užtraukimo aktyvumu kėdenė, kadangi turi tą bendrą priešgrybelinį, antibakterinį poveikį. Galima naudoti ir opų gydymą ir įvairiausių odos problemų gydymui, tai žodžiu galim dėti ir į tepalus, ir į kremus ištraukas, kad būtent kažkokias tai probleminės ar egzemas, ar kažkokius bėrimus ir panašiai. Ten, kur yra kažkoks tai uždegimas ar odos, irgi yra labai labai kėdenė naudinga. Čia dar įdėjau iš vieno labai neblogo atrasto lietuviško šaltinio, rasit internete, įdėjau, koks skirtumas, kaip atrodo skirtingos šeimos. Briorija šeima, usnėja, ramalina šeima, evernija. Bet evernija šeima tai yra briedragės šeima, o usnėja tai kuo skiriasi jos. Kad truputėlį įsivaizduoti, einant į mišką, ko ieškoti ir apie ką. Na, čia daugiau tokių mokslinių dalykų pasiskaitysit. Dabar ekstraktai. Esminis dalykas, ar ne? Dabar pasirodo, su tom kerpėm nėra taip jau paprastas su tais ekstraktais. Bet pagrindinis toksai, kuris yra naudojamas,
tai yra tinktūra. Tradiciškai ruošiama kaip tinktūra. Nereikia labai stipraus alkoholio. Dabar kodėl tinktūra? Todėl, kad kėdeninė rūgštis, ta pagrindinė veiklioji medžiaga, nėra tirpi vandenyje. Ir užpilas, ir nuoviras nelabai turi prasmės. Na, nebent norim naudoti polisacharidus ir kitas medžiagas, bet jeigu norim būtent kėdeninės rūgšties, tai reikia alkoholio. Ir iš tikrųjų geriausiai išgaunama naudojant karštą alkoholį. Taigi pageidavimas paruošimo būdas yra švelniai pašildyti vidutinio stiprumo alkoholį, tai reikia apie 50-60 laipsnių stiprumo alkoholio ant elektrinio degiklio uždengtų dangteliu. Negalima alkoholio šildyti ant dūdinės viryklės, manau, kad visi suprantam kodėl, nes šildom alkoholį, kuris yra ypatingai degus ir atvira ugnis ir alkoholis laukiam gaisro. Tai žodžiu, uždengiam dangteliu, kad alkoholis negaruotų ir švelniai ant elektrinės viryklės pašildom. Ir kai jau būna karštas, bet neverdantis alkoholis, tada pilam ant kėdenės. Dabar iš tikrųjų jinai yra labai lengva pati kėdenė. Ne? Ir iš tikrųjų gauti stiprią tinktūrą, tokią koncentruotą, nėra taip labai paprasta. Tačiau galima ir buitiniam sąlygom, tai reikėtų padarius vieną kartą tinktūrą, išmaceravus, dėti antrą kartą ir gal net ir trečią kartą, žodžiu, potencijuoti tą tinktūrą. Nes jinai iš vieno karto gaunasi pakankamai silpna. Tai žodžiu, rekomenduojama daryti buitiniu keliu taip, o jeigu taip jau, kaip čia sakyti, tobuliau, tai yra toks aparatas, Sokleto distiliavimo aparatas, kuris būtent visą šitą procesą greičiau ir paprasčiau atlieka, kai alkoholis yra garuoja kaitinamas, jis yra garuoja per žaliavą, tada vėl grįžta ir vėl garuoja ir vėl, žodžiu, yra uždaras ratas sukuriamas ir jisai vėl, žodžiu, šito aparato dėka greičiau ir paprasčiau galima daug koncentruotesnę tinktūrą išgauti. Dabar užpilas kada galim naudoti, ne? Nors kėdeninė rūgštis netirpsta vandenyje, polisacharidai tikrai tirpsta vandenyje. Ir užpilus galima naudoti išoriškai ant žaizdų, grybelinių ir bakterinių infekcijų kažkokių, galima kažkokius apsiplovimus daryti, lietas šalto vandens užpilas, o po to naudojamas kaip kompresas skalauti, kaip skalavimo priemonė. Toks šaltas užpilas gali būti ir kaip burnos skalavimo priemonė naudojamas. Milteliai taip pat naudingi išoriškai ant odos. Kėdenės galima prisidėti ir į sėdimąją vonią, skirtą įvairioms bakterinėms ir grybelinėms ligoms gydyti. Žodžiu, polisacharidai yra tirpūs vandenyje, todėl vis tiek gausite šiek tiek skirtingos savybėms abiem būdais. Į sėdimąją vonią deda maždaug 10-20 gramų kerpės. Tai įsivaizduojat, kerpė kokio lengvumo yra, tai 10-20 gramų, tai reikia daug tos kerpės prisirinkti. Dabar geras būdas tvariai rinkti kėdenes yra po stipraus lietaus arba audros, kai jos rasite, kodėl? Nes daug nulaužtų šakų būna. Tada galima rasti ant nulaužtų šakų ir ant žemės. Reikia tada laužyti medžių, nereikia lipti kažkur į medžius. Kėdenė užtrunka tikrai ilgai laiko užaugti, tačiau rinkti ją nukritusi yra gana saugu ir tvaru, nes jos savybės apsaugančios nuo grybelių išlaiko ją gana padorios formos ir gali būti naudojama ilgą laiką. Tik tai reikia atminti, kad ji gali lengvai sugerti teršalus, bet taip pat jinai ir nebus gausi tokiose vietovėse, kur yra daug to užterštumo. Galima taip pat gaminti tepalą iš kėdenės ir maišyti ją galima, pavyzdžiui, su tujų lapais ir ežiuolę ir tokį tepalą naudoti grybelinėm infekcijom. Jau minėjau šiek tiek, kad Škotijoje labai dažnai
buvo naudojama kėdenė kaip dažiklis būtent tvido šitoms medžiagoms, iš kurių siūdavo kiltus, tuos vyriškus sijonus. O kitos kerpių rūšys išgauna nuostabios violetinės spalvos tonus ir neapsiriboja viena rūšimi ir viena spalva kerpių, žodžiu, skirtingos kerpių duoda skirtingas spalvas. Dabar Kristoferio Hobso čia įdėjau išvardyje jisai įvairius būdus, kaip galima naudoti tokias kerpes kaip kėdenė. Galima naudoti gryną preparatą arba praskiestą 50/50 su vandeniu. Vatos tamponų išoriškai pjovimams arba jie infekuoti. Tai čia, kai sakau gryną preparatą, tai kalba eina apie tinktūrą. Kelis kartus per dieną galima naudoti infekcinėms odos ligoms, opoms kažkokiams, pūlinukams, pūslelinėms kažkokiams ir panašiai. Galima lašelį įlašinti į vandenį kelis kartus per dieną ir skalauti gerklę nuo gerklės skausmo ar streptokoko. Galima įlašinus lašus keletą tinktūros į vandenį ir pripildžius į plastikinį purškiamąjį buteliuką, purkšti nedidelį kiekį į nosies ertmę sinusų infekcijai gydyti. Į šitą mišinį galima dar šalavijo šiek tiek įmaišyti. Galima įmaišyti į preparatus arba formulės nuo kolito, šlapimo takų infekcijos ir panašiai. Galima įlašinti lašelį į vandenį ir naudoti kaip skalavimo skystį. Taip pat galima vartoti į vidų nuo trichomonų. Ir visų kerpių arbatą galima derinti su kokiais 3 gramais saldymedžio ir keliais griežinėliais šviežios imbiero šaknies nuo peršalimo ar gripo. Na ir rasite užrašuose keletą tokių formulių, ne visai paprastų, bet ką pavyko rasti, tokių įdomesnių, gal kažkada ir toks imuniteto stiprinimo tinktūra, tokia gan įdomi man pasirodė, ir tokios neypatingai sudėtingai prieinamos žolės, tai vat rasit, ką galima pasidaryti ir kaip naudoti. Na ir dabar liko energetinė ta architektūra, būtent šito augalo, tai valdančioji planeta kėdenės yra Merkurijus ir iš tikrųjų net ir pačioj išvaizdoj pati kėdenė labai panaši yra į neuronus smegenų, o Merkurijus yra smegenų valdovas, proto valdovas. Ir iš tikrųjų vat, ta sąsaja, toks atspindys, ar ne, kėdenės labai ryškus. Ir Merkurijaus archetipas taip pat yra labai stipriai išreikštas oro stichijoje, kaip dievų pasiuntinys Merkurijus. Ir oro stichija taip pat gražiai atsiskleidžia kėdenėje, nes jinai, vat, kaip jau ir kalbėjau, kad labai turi didelę sąsają su kvėpavimo sistema. Ir ji taip pat auga aukštai, ore, ir neturi savo šaknų sistemos, tarsi nėra įsižeminusi į žemę, tarsi auga iš oro, ne, iš medžio, iš kito augalo. Valdantis elementas yra oro elementas ir vėlgi auga aukštai medžiuose, tarsi ore, neturi savo šaknų, ar ne. Net ir ekologiniu požiūriu yra švaraus ir neužteršto oro rodiklis. Tai va ta sąsaja su oru labai tokia stipri, plona ir subtili struktūra taip pat indikuoja į oro elementą, į stichiją oro. Dabar valdantis alcheminis principas yra Merkurijaus principas, tas dvasinis principas, tai iš esmės yra sinonimas visoms anksčiau minėtoms koreliacijoms. Sujungia aukščiau ir žemiau esančius dalykus, sujungia skirtingos prigimties dalykus, tai yra būdinga ir kerpėms, nes jos yra unikali dumblių ir grybų samplaika, tai vat vėlgi vieno ir kito toks sujungimas gaunasi, o Merkurijus jisai va tą ir padaro, nes sujungia jis kaip ir toks pasiuntinys, ryšininkas, ne, tai vat ir kėdenė tokia, jinai ir savyje turi ryšį ir
ir sudaro tokį unikalų gyvybės tipą. Na ir šiek tiek apie kerpių tą pačią ekologiją. Pagrindinės priežastys, kodėl kerpės nyksta, tai didžiausią žalą kerpėms daro netinkama miškininkystė. Lietuvoje miškai užima 30% teritorijos, tačiau brandūs miškai, seni miškai sudaro tik 9%. Dažnai kertami brandūs miškai, kuriuose yra didžiausia bioįvairovė, nors tai yra nacionalinis ar regioninis parkas, niekas nebežiūri. Ar parkas ar ne parkas kerta tuos senus miškus ir daro didžiulę žalą. Manoma, kad 67% visų Lietuvos rūšių, žodžiu, kerpių nyksta dėl būtent netinkamos miškininkystės. Kai kurios retos ir saugotinos kerpių rūšys prisitaikiusios augti miškuose, kuriuose medžiai pasiskirstę ardais, yra specifinis kerpėms tinkamas mikroklimatas. Miškų retinimas, senų miškų plotų išskaidymas, miškų kirtimas, džiūstančių ir nudžiūvusių medžių šalinimas mažina oro drėgmę miškuose, todėl kerpės pradeda nykti dėl drėgmės stokos. Antras svarbus kerpių nykimo veiksnys yra klimato kaita, ypač svarbi arktiniams ir borealiniams rūšims kerpių, tos, kurios auga dar labiau šiaurėje ir šylant klimatui nebeturi tų sąlygų, kurių joms reikia. Ir yra tokia rūšis kerpių peltigra apthosa ir dienosa, žodžiu, jos yra visiškai išnykę iš Lietuvos, yra tik tai istoriniuose šaltiniuose atrandama, kad jos augo Lietuvoje, tačiau kitų priežasčių, kodėl jos išnyko apart klimato kaitos, niekas kol kas neranda. Kitas toks, sakykime, nesusijęs, sunkiai galbūt mums suvokiamas, bet kaip vėlgi viskas gamtoj susiję yra, kadangi gyvulių vis mažiau yra ganoma pievose, tai akmenys esantys pievose apauga žolėmis. Ir tada ant tų akmenų kerpės jau nebegali augti, jos nebeturi tų sąlygų. Tai akmenų apauginimas krūmais ir stambiais žoliniais augalais taip pat yra vienos iš kerpių rūšių nykimo priežastis. Ne kėdenės, aišku, bet vis tiek. Na ir aišku, urbanizacija, visa miestų plėtimasis, užterštumo didėjimas ir visi kiti dalykai. Žodžiu, mūsų gyvenimo būdas nepadeda nei gamtai, nei mums patiems. Kita vertus, iš tikrųjų, kerpių dominavimas vaidina globaliai labai svarbų vaidmenį pasaulio ekologijoje, nes kerpės veikia kaip talpyklos. Anglies dioksidas neišskiriamas į aplinką, o yra sunaudojamas kerpių dumblių fotosintezės metu. Sukauptas anglies dioksidas neprisideda prie globalaus atšilimo, kurį lemia atmosferoje gausėjantis anglies junginiai, veikiantis kaip šiltnamio plėvelė. Saulės spinduliai nueina iki žemės, bet negrįžta atgal, o oro temperatūra kyla. Ir paskutiniu metu kerpės dažnai traktuojamos kaip klimato kaitos rodikliai. Nyderlanduose atliktas tyrimas buvo, pasiskaitysit. Ir iš tikrųjų, išanalizavus Lietuvos raudonosios knygos kerpių rūšių nykimo priežastis, nustatyta, kad šių organizmai daugiausia nyksta dėl ydingos miškininkystės ar substrato apaugimo krūmais ir medžiais. Tačiau šiaurinio paplitimo rūšių arktinių ir antarktinių borealinių rūšių nykimas siejamas su klimato kaita. Tai tiek apie tokį keistą iš pažiūros grybą, kerpę, ar ne? Ir kad iš tikrųjų vaistus ir priemonės savo ir išgyvenimo ir sveikatai mes galim ieškoti ne tik tai augaluose ir žiūrėti ir domėtis. Ir kažkaip man norėjosi biškį jums įmesti į augalų aruodą vieną ne augalą, praplėsti tą požiūrį ir tą supratimą apie visą gamtą, apie šiek tiek platesnę gamtą. Ir kad mes turim labai daug trypiam po kojom, labai daug ką matom, bet nematom, ar ne, ir nesuprantam. Tai gal dabar galim įsijungti
kameras, mikrofonus, šiek tiek pasikalbėti, kokie jūsų patyrimai apie ragavimus, apie skonius, apie naujus maistų suvokimus, apie kerpes, apie miškus ir apie ką norit. Ir kaip jums ta idėja pasivaikščioti galbūt kartu kokį šeštadienį ir sekmadienį vieną, kokiam nors miške, ieškoti ne tik kerpių, bet ir kažkokių tai gal kitokių, kas ką miškas duoda, kokių, ką šiuo metu miške galima susirinkti. Ar būtų noras į tokį žygį, kokį gražesnių oro, kada pasileisti keliom valandom kur nors visiems patogesnėje vietoje. Dar kartą. Labas, Viktorija. Tai būtų smagu išeiti kažkur į mišką, pažygiuoti, nes aš vakar irgi iš po žygio, bet aiškus mes einam ir pievas ir miškais, bet nėra laiko nueiti kažkur į šalį. Vis tiek tavo kai žygiuoji, tai žinoma, jau žygiuoji tiesiog. Taip, bet matosi jau gamta bunda, gluosniai jau gražėja. Taip. Buvom Tytuvėnuose, tai aiškus vėjas savo padarė, nes visur turbūt visoje Lietuvoje tie vėjai siautė. Taip. Bet šiaip jau matosi, kad gamta jau kvėpuoja, jau žaliuoja, jau smagu. Taip, ir mums laikas, jau iš kompiuterio išlysti ir jau eiti į mišką, jau ieškot ir kerpių, ir samanų, ir įvairiausių kitų augalų. Aišku, norėtųsi labiau kažkur išeiti, bet aš dabar doktorantūrą studijuoju, tai man šitas laikas. Aišku, aš studijuoju aplinkotyrą. Tai kad vieną žygį, Viktorija, keičiam į kelionę į mišką. Taip, būtinai. Jeigu bus kitas šeštadienis puikių orų, tai kodėl ne? Nebūtinai kitą, bet galim pasiplanuoti, aišku, vieną savaitgalį išgyventos dalykos. Tai būtų labai smagu. Gerai, tai aš tada pasiūlysiu gal grupiai, kas norės, galės prisijungti tiesiog ir susitiksim kur nors ir pasivaikščiosim neįpareigojančiai kažkaip. Aš tai, žinai, galvoju, prisimenu kažkada, bet jau labai seniai, čia jau gal 10 metų, su dukros klase buvom Punios Šile ir ten, yra tie, kurie, jie gidai vedžioja, ir šiaip kažkur tai, tai aš galvoju apie kažkokį tokį variantą, kur Sengirė po to yra iš tam Aukštaitijos nacionaliniam parke, ten Sengirės gabaliukai, arba kaip, ten tik tiek, kad gal tolokai, Punia, tai ne taip toliai, ir pačiai tenai, daug maž visur iš. Gerai, tai aš pasidomėsiu gal tada irgi, kad su tokiu gidu kažkur būtų iš tikrųjų įdomiau, nes norėtų pasiklysti ten tam miške irgi, kad jie pavedžiotų. Bet nežinau, kiek jie, bet tikrai organizuoja, aš kokioje Dzūkijoje, tai turėčiau dar ir ką pakalbinti, bet kitur tai reiktų jau, bet šiaip tai galima tikrai surasti ir saugomose teritorijose, kažkur, kur tų sengirių gabaliukai yra ten, kas gali pakonsultuoti, pasakyti, ten tų biologų visada yra, kurie žino realiai ir tos pačias. Taip, aš manau, kad tikrai yra kas. Taip, nes vakar kaip Tytuvėnuose irgi ėjom, tai ten miško urėdija kaip ir net muziejus yra skirtas augalam ir ten vabzdžiam gyvūnam, kurie gyvena miškuose ir taip, jie irgi pasakoja ir veda tokias ekskursijas, galima ir ten, aišku, 200 kilometrų nuo Vilniaus. Bet šiaip visos kitos saugomos teritorijos ir šiaip yra jų tam puslapį ten surašyta, ten tos informacijos apie tai, kas saugoma, ką galima ieškoti, ko ne, tai jo, ten tikrai pilna tos tikrai norėti, kur net toliau. Kur kokia Sengirė yra artimesnė visiems. Ir tada susitiksim kažkur pakeliui, galim dar pasikooperuoti mašinas ir pavažiuoti. Būtų tikrai labai smagu. Tai jo. Šiaip tai jo, tas vėjas, kaip ir pačios, bet atrodo, net plaučius pravėdina. Taip, man tai labai patiko toks, kaip aš sakau, ir galvą išpučia. Tikrai taip, ypač vakar, kai mes ėjom, tai atrodo,
Wow. Tas nereikalingas mintis. Lauk, Taip, viską taip, išpučia. taip. Bet labai gerai. Galva atsijungia, visiškai kitaip jautiesi. Tikiu. Šitą aš vis prisimenu, kai jau vėjai pradeda pūst, sakau, nežinau, iš kur čia, man atrodo, yra iš japoniško to filmuko kažkokio, kad o gal iš kitur kažkur, jau dabar neprisimenu, kad permainų vėjai pučia, keičiasi kažkas, atneša pokyčius ir tada jau, žinai, kažkoks toks Man irgi visada optimizmas. vėjas yra su transformacija susijęs. Kažkoks, jo. Pokyčių dėl to, kad, vėjas ir neša tas naujas sroves, kažkokias, orų pasikeitimus, temperatūrų, ir vidiniai tie vėjai, arba minčių vėjai irgi. Pasikeitimą, transformaciją. Ir kažkaip simboliškai gaunasi, dabar atėjo tokia mintis, kad, žiūrėkit, pasaulis labai greitai keičiasi, dabar viskas labai greitai keičiasi ir tų audrų daugėja, atrodo, šiemet jau čia ne pirma, ne antra ir ne trečia jau čia tik. Man tai toks jausmas, kad gamta biški susibalansuoja, žinai, taip biški tai prasuka, susidėlioja viskas ir tada kurį laiką. Žygyje buvom, kai ta vėtra buvo. O Dieve mano, ir dar pajūry, ir dar prie jūros, smėlis, sniegas, vanduo, atrodo, ir tu kovoji su ta jėga, eidamas link finišo. Čia nepapasakosi ir reikia pajusti, tai kaip kokia jėga tave, tu priešinėsi jai, čia vermės ir tikrai jau atrodo, Dieve, aš nedaisiu, jau iki ašarų, bet tu tiek, bet ten Palangoj, kai paėm, ten irgi paturgintas. Kas vakar buvo, tai čia gėlytės su Palanga. Oi. Bet iš tikrųjų, tada, žinai, kaip ir pasijunti, kas esi, žinai, kai gamtos stichija pakyla. Esi prieš šitą tokią jėgą, kuri pučia. Kad esam skruzdėlytės ir tikrai nesvarbiausia. Kažkurioje grupėje čia diskutavo ir kažkaip aš retai kada įkišu trigrašį, bet tiesiog mintis buvo, kad gamta yra neprotinga. Gamta yra negyva ir neprotinga. Tai jau man užvirė visi galai. Ir kraujas ir limfa, kaip aš sakau, visi skysčiai organizme užvirė. Ir išsidiskutavome ten ir iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai, negu kad mes buvom mokyti, kad mes čia esam piramidės viršūnė, jau patys tokie, ar ne, po to eina gyvūnai, po to augalai, po to mineralai patys tokie, kvailiausi, mažiausiai išsivystę ir taip toliau, ar ne? Iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Mineralai tai yra žemės smegenys, tai yra žemės elektromagnetinio lauko palaikytojai ir viso ko. Ir viso ko esmė yra mineralai, žodžiu, augalai yra antrieji, kurie užtikrina visą gyvybę žemėje ir be augalų nebūtų tos gyvybės žemėje. Ir ta visa gyvybė iš tikrųjų laikosi šaknimis vėlgi žemėje, ar ne? Augalai, kaip aš sakau, mąsto šaknimis, jų smegenys yra šaknys. Ir visa sistema mąstymo ir ta intelektinė ir informaciniai pasikeitimai ir medžiagų pasikeitimai. Taigi jie mineralinės medžiagas iš gamtos paima, iš tų mineralų ir perteikia. Taip. O paskui jau eina tik tai gyvūnai ir mes ten kažkur dugnelėje. Su savo visą biotą, ne žarnyną. Taip. Kuri mus valdo, o ne mes ją valdom dažniausiai. Iš tikrųjų, kai susistato viskas į vietas ir kai atsistoji ten, kur esi, tai tada ir pradedi visai kitaip suprasti ir tą gamtą, ir tą kas su kuo, koks ryšys yra ir kodėl, ar ne, ir nebereikia tada prisigalvoti visokiausių dalykų, nes kažkaip susilygiuoja viskas. Ir reikia atsistoti savo vietą. Man tai iš tikrųjų tai liūdniausia čia iš kitos pusės, būtent apie tą klimatas, bet kad žmogus įsivaizduoja, kad jis čia gali kažką tokio ir dabar čia reikia visus ant ausų pastatyti ir kad jis čia sutvarkys
tą klimato kaitą, tai man čia irgi toks naivumas, kad iš tikrųjų čia net mes negalim nebiškai įsivaizduoti, kas. Sutvarkyti tai savo gyvenimą. Tai Nieko daugiau. nu. Savam gyvenime susitvarkykim kiekvienas, kaip mes gyvenam, savo ryšį su gamta, savo ryšį su savim, su gamta, su artimais, su žmonėms, su gyvūnais, su visko. Susitvarkykim šituos ryšius ir žemė atsikvėps, kaip gerai atsikvėps. Nieko daugiau nereikia. Nereikia nieko globaliai gelbėti, tik save, tik savo aplinką, savo gyvenimą. Bet savo gyvenimą reikia labai sąmoningai perkratyti. Ką aš darau, kaip aš darau, ką aš mąstau, ką aš kalbu, ką aš vartoju, ką aš manau, viską. Tai tą perkratai, tai tada nebereikia ir pasaulio gelbėti. Nu, tai gerai. Žinai, ką aš dar norėjau biškį grįžti prie tų, Jėzus Marija, kaip jos dabar. Kėdenių, toks vis tiek žodis neįprastas. Sakiau, paklausiu. Šiaip tai man labai įdomu, kad, aišku, kerpė ne visai grybas, bet vis tiek išeina, kad grybas gydo grybą. Tai vat įdomu, kas ten per mechanizmas, kaip ten veikia, nebuvai kažko. Tiek, kiek, žinai, moksliniai tyrimai ir kiek man pavyko suprasti, analizuojant, tai iš tikrųjų aš taip suprantu, kad būtent dumblio ir grybo, žinai, ta sintezė, ir kadangi maitinės medžiagas šitas grybas pasigamina pats. Ima iš oro, ima iš aplinkos ir pasigamina pats, fotosintetina panašiai kaip augalas, nes dumblis ir augalas yra. Augalo dalis ir grybo dalis. Bet ir va šitam kontekste gaunasi, kad viena iš pagrindinių sudėtinių dalių yra ta kėdeninė rūgštis. Yra ne viena, o kelios tos rūgštis. Ir va tos rūgštis ir turi va tą priešgrybelinį poveikį. Nes matai, vėlgi, vieni grybai kovoja su kitais, ar ne? Tai va kaip penicilinas irgi iš grybelio, ne? Iš pelėsio. Bet jisai naikina. Bet jis antibakterinis, jis ne antigrybelinis, tas ne antimikotinis. Taip, o šitas turi ir antigrybelinį poveikį. Tai man tas labai kažkaip nustebino, kad su grybais gydyti grybą, kad ir ten tą kandidą ar dar kažką. Tai dar kažkaip niekad taip apie tai nepagalvoju. Bet gal čia, aš tai galvoju, kad čia kad grybus naudoja preparatus kaip imunitetui apskritai stiprinti. Taip. Tai aš galvoju, gal čia daugiau per tai nebent, bet jeigu išoriškai, aš manau, tada ne. Aš manau, kad bendrai greičiausiai bus ir kaip imunitetą stimuliuojantis poveikis, ir būtent imunitetas suaktyvuoja, bet ir tas antiseptinis poveikis. Jo, nebent tik tai, kad tik per tą pačią rūgštį, nes ir nuo grybelių ten irgi actus naudoja ir dar kažkokius dalykus. Taip. Būtent akcentuoja, kad moksliniai tyrimai akcentuoja būtent rūgštį, šitą kėdeninį rūgštį, nes tai ir yra didžiausia dalį sudaro būtent kėdenėse. Bet man tik tai labai keista ir gaila, kad tik tai alkoholis jie tirpdo, kad niekas kitas neištraukė. Nes, matai, netirpsta niekur. Nežinau, nieko neradau apie gliceriną, bet alkoholis irgi, matai, sudėtingai ir tik tai karštas. Tai nelengvai atiduoda. Čia jau namų sąlygom nelabai, žinai. Namų sąlygom, kaip sakau, reikia pavargti. Jau gan ilgai, kokie 2-3 mėnesiai turbūt bus, kol kažką tai pasigaminti. Jeigu, žinai, maceruoti 2-3 kartus tą patį, vis keičiant žaliavą, tai jo, kokie ilgai. O aš galvoju, o tai gerai, o jeigu, pavyzdžiui, kaitinant kokiam aliejuje, bet ir ne taip, aišku, ne tas. Žinai, reikėtų turbūt kitaip. Matai. Bet čia reikia, žinai, ir cheminės analizės daryti, čia tai pats gali padaryti kažką, bet nežinai ką, žinai. Jo, nežinai ką, tiesiog, žinai, paskui pagal poveikį gali bandyti, bet labiau man galbūt tada milteliai kaip tokie. Kas liečia, žinai, kažkur ant žaizdų, ant kažko. Kita vertus, žinai, jeigu polisacharidai vandenį tirpsta ir ten dantų skalavimui kažkokiom tai infekcijom užtenka to, tai puikiai, ta prasme, galima, žinai, daryti. Jo. Įdomu, jeigu miltelius, pavyzdžiui, suvalgysi, tai kas ten žarnyne iš jų pasidarys, kokias ten rūgštis išsiims.
ar neišsims arba skrandyje toj rūgšty, žinai, kas ten išsiskiria, atsiskiria, nu, į ką susiskaido. Nu, čia aišku, sunku pasakyti, ne šiaip tai apskritai grybusgi sunkiai virškina ten, nu, neaišku, iš Jo, čia aš bet irgi mes juos neišmanau, bet valgom, nu, tai kažkaip Nu. organizmas kažkokią dalį vis tiek suvirškina. Baltymą, žinai, tą baltyminę dalį. Nu. O šitą gerai, o dabar tai yra, reiškia, ta kėdenė, bet taigi yra, nu, tų kerpių tai daug ir, pavyzdžiui, islandinė kerpena, taigi jinai, nu, plačiai pat. naudojama. Nebandėjai žiūrėti, va, nu, kuo ten skiriasi, nesiskiria, kurios ten kaip. Studijuoju dabar, labai mane domina briedragė, nes jos irgi yra labai daug čia visur, ypatingai mane kieme čia prikritę, žinai, aš jos vis prisirenku, tai aš ją naudoju smilkaluose daugiausia, bet studijuoju, tai paskui pasidalinsiu dar daugiau. Islandinė kerpena prie šitos pačios šeimos priskiriama irgi prie tų kekinių. Tai va, tai jinai irgi ypatingai plačiai paplitusi naudojama, žinai, būtent gerklė čia visi, žinai, irgi. Bet Ir irgi nuo plaučių, būtent kiek aš žinau. infekcijas prieš infekcijas. Tai va. Jo, aš irgi žinau, kad iki jos baisiai karčios, bet daugiau tai kažkaip, nu, nėra tekę taip tiesiog ir susidurti. Nėra labai, žinai, lengva ir atrasti tos literatūros, nes jos nėra labai daug. Iš tikrųjų, lietuviškose knygose tai nei vienoje neradau, net išsitraukiau visokias tokias senas knygas tokias visas, bet niekur apie kerpės nieko nėra. Yra Vilniaus universiteto tą vieną, kur įdėjau, ten toks paskaitų konceptas, bet ten daugiau apie ekologiją kerpių, bet vis tiek šiek tiek daugiau informacijos, o daugiau viskas angliškai, dar reikia, sakiau, rusiškas knygas, čia turiu kelias irgi apie augalus, tai tenai paieškosiu. Bet aš galvoju, islandinė kerpena, aš dabar tos knygos šiandien namie neturiu, bet man atrodo, toje senojoje tarybinių laikų vaistažolių knygoje lyg tai buvo, nes man toks vaizdas iš vaikystės. Jo, aš pasižiūrėsiu, bet aš dabar kitą savaitę tik pas mamą būsiu pasižiūrėti. Tai gerai, tai aš dabar, žinai, nes senų tai nelabai turiu lietuviškų. Mokslininkų yra išvestas tokia va. Matosi, čia toks mini atlasiukas. Aš va kaip tik norėjau eiti į spintą pasižiūrėti iš tos knygos, sakiau, parodysiu. Tai Viktorija, jeigu rasi ten ką nors daugiau, tai... Nu, čia tiesiog aprašyta apie pačią kerpę ir kur ją galima rasti. Nu, va tokia va mini knygutė, čia dar studijų laikų, kai geologiją mokiausi, tai... matai, va, yra šis. Yra samanų. Jo. Čia Lututės leidyklos gal dar yra jų, netgi gal reikia pasižiūrėti, bet aš manau, jų panaudau. O ten, Viktorija, toj knygoje nėra apie būtent, panaudojimą. Panaudojimą nežinau, kaip nėra. Apie botaniką, tai jo, yra tos literatūros, bet yra mokslinių tyrimų atskirų, yra tikrai ne vienos šalies darytų, tai tik tai, pagal rūšių, žinai, pagal latinius. Galima tikrai ištraukti. Einu, aš dar biškį pasižiūrėsiu, gal rasiu aš šitą. Jo. Čia tokia mini pagalbinė. Taip, čia tiesiog, žinai, kad suvokti, kad iš tikrųjų kokia yra įvairovė, kaip jas atskirti, kaip jas, suprasti, žinai, kaip miške susigaudyti, žinai, kas čia kokia ir apie ką. Nes jų tikrai yra daug. Nu, kaip labai daug, sakau, tikrai. Čia. Bijau dabar pameluoti, bet tam dokumentiniam filme, kur minėjau apie grybus, tai grybų rūšių yra ar milijonas, ta prasme, kad kosminiai skaičiai. Tokie kosminiai skaičiai, kiek rūšių yra, kad mes net neįsivaizduojam. Biškelį informacijos ir patalpinant rūšių svarbėjimas kokios yra. Yra dar tokių užsilikusių knygų išmokymų. Yra ir pas mane, yra tokių nuo mamos laikų dar irgi visokių senų knygų, tai dabar visos pas mane jau keliauja. Tai man irgi pažįstamas, tai viskas, kas apie augalas, viską man ir susikrauna. Tai labai smagu, taip žinai, įsvaina. Nes išeikam tokiuose blusturgėse. Labai gerai. Prekiauja knygom, tokiom senoviniam, galima sakyti, senom. Tai atranda dar tokių apie augalus. Taip, bet ten, iš tikrųjų, kai reikia kažkokį tai įdomesnį augalą ar kažkokį tai
tai ne visada lengva, nes, nu, tie tokie va, tradiciniai, tai apie juos pilnos knygos, žinot, kaip Taip, sakyti, nes aišku, ir ten, studijos yra visokios, o ten kokia retesnė, tai jau. taip, taip, Tai aš dabar va, į biologijos puslapį, kur leidžia biologijos žurnalas, įvedžiau kerpes, tai 2015 metų vieną darbą išmetė, bet reikia paskaityti giliau, apie ką rašo. nu, tai va, tai žodžiu, jeigu kažką rasit, tai pasidalinkit, tada tikrai labai įdomu. O iš grybų pusės, taip, pas mus buvo dėstytojas, mikologas, kažkas įsienyrė, bet nu labai stiprus, tai įdomiai ir dėstė, ir klausai, tai wow, čia apie grybus. Aš užsirašiau irgi į seminarą balandžio mėnesį apie grybų auginimą, Irgi įdomu. bet vaistinių grybų auginimą. Tai manau, kad apie grybus ne paskutinį kartą kalbu. Tai gerai, įdomu. Tai man įdomu. Lietuvos grybų atlasas, tai ten tokių grybų, kad nu, niekada Turiu aš irgi nepagalvotum, kad keletą tokį knygų grybą apie valgyti galima. O jisai turi pagal kategoriją, ten maistinių labai. Taip, taip. Na ir Dovilė pavyko kažką rasti. Negirdim. Negirdim kažkur dingusius. Ausinės užsidė. Negirdim, Doviliukai. Dabar girdisi, O, dabar girdime. kur iš lauko į namus, o Ai, aha. nesimato ryškumo. Bet jo, žinau tą knygą. Bet jo, nėra joje, o šiaip tai, nu, tai nežinau, dabar kol kas tai tikrai nerasiu, nes pas mane ir čia ne tiek jų daug ir yra pas mano mamą, mes ten kaime dažniausiai laikom, nes ten dažniausiai jų prireikia. Taip. Ten, bet tai jo, tai tas ir bet tos senosios mamos ten knygos yra visos. Tai, Vaikumėlis. nu. Gerai, tai ką, apkalbėjom, ar ne? Tai kažkokie klausimai, jeigu yra, dar klauskit. Jeigu ne, klauskit grupiai. Šitą man dažnai, bet tu sakai, smilkalam naudoji briedragę, šiaip tai žinai, aš irgi va čia ir pas Kiškūnę kažkada tokius kursus lankiau. Tai vis tiek ta briedragė, jinai tokia, jo, tokį turi specifinį kvapą, bet, nu, jisai, nu, kaip kuriuo kampu pasuksis, arba malonus, arba gali kitam ir nemalonus būti. Ir tikrai jis labai nuo seno, tik tai, kad uždraustas dabar natūraliai naudoti, nes negali alergiją. Nu, ten jos ekstraktai kažkaip gali alergijas kelti. Bet įdomu, tai kaip pati smilkinį tiesiog pakuri? Tai aš ją labiau naudoju kaip tokį, žinai, jinai labai gerai kvapus apjungia. Nu, tai žinau, kad ir kvepaluos jinai naudoja. Jo, tai va aš ją irgi naudoju tik tai kaip surišėją tokį, nu, va kaip jungėją. Tai jinai, nu, tokį skambesį turi, ne labai tokį aktyvų, bet jisai tiek jaučiamas toksai kitoks šiek tiek. Bet tai tu ar mišiniuose, ar lipdydama naudoji tuos paukštelius? Darau ir mišinius dedu, ir tada, žinai, darau įvairiausiai ir lazdelis, ir. Tai va tiek žinių, brangieji. Tai ką? Tai sakau, ačiū už klausimą. Jeigu kažką dar galiu būti naudinga, tai duokit žinią grupiai. Tada organizuojam kelionę į mišką ir balandžio mėnesį tada datą parašysiu, gerai, kurį savaitgalį jau, bet jau po Velykų tada. Gerai? Jo, gerai. Šiaip jeigu reikės ten dėl miško, jeigu ten kažkokių, sakau, saugomų teritorijų, jeigu ten nepavyks, tai gali paskambinti ar parašyti, aš tada bandysiu ieškoti. Jo, tai kreipsime. Nu, tai aš manau, kad čia bendrom jėgom vis tiek reikės. Nu. Gerai? Nu, gerai. Tai ką?